Sveikos gražuolės! Šiandien papasakosiu Jums apie internetinę parduotuvę, būtent drabužių, kur labai mėgstu apsipirkinėti ir apsipirkinėju ten jau keletą metų. Galbūt kažkas iš Jūsų irgi ten apsipirkinėjo, tad kviečiu pasidalinti nuomonėmis. Taigi, ši svetainė vadinasi asos.com. Apačioje Jums pateiksiu nuorodą į šią internetinę parduotuvę, tad kviečiu tiesiog pasižiūrėti, ką aš turiu šitos parduotuvės. Taigi, labiausiai aš mėgstu sukneles, tad nuo jų ir pradėsiu. Daugiausia, žinoma, mano spinta yra juodų drabužių. Nežinau, kodėl juoda, patinka tiesiog. Taigi, tai būtų skater stiliaus suknelė. Kaip matote, tokia suknytė su tokiu diržiuku. Nešioju su įvairiais diržais, su platesniais, su siauresniais. Čia gale yra toks užsegimas, tiesiog paprastas, ne? Ir štai tokia suknytė yra pirkta ten. Pirkau maždaug prieš metus, nešiojau labai daug ją ir jos kokybė ir išvaizda nepasikeitė beveik. Taigi, sekanti suknelė būtų irgi tokio pat skater tipo. Raudona suknytė, kaip matote, šičia yra kažkokių tokių detalių, raukinukų ir panašiai, jie man visiškai netrukdo. Gale ties užsegimu yra trikampio formos, tiesiog tokia iškirptė ir suknytė yra štai tokia. Irgi labai smagi suknytė, nešioju jau maždaug 2 metus. Žinoma, labiau tinka vasarai, nes spalvytė tokia ryškesnė, žiemą galbūt netiek drąsu yra eiti su raudona suknytė, bet pats audinukas tinka ir žiemai. Tiesiog reikia kažkokio švarkelio ir panašiai. Irgi man labai patiko. Sekanti suknytė, juodos spalvos. Vėlgi, ji yra iš tikrųjų tokio įdomaus stiliaus. Ji tokia tiesi, priekis yra štai trumpesnis už galą. Galas yra toks ilgas ir jisai yra toks plevesuojantis. Žodžiu, kai aš einu, tai suknytė plevesuoja ir labai gerai jinai iš tikrųjų atrodo su diržu kokiu nors, tiesiog platesniu ar siauresniu, čia jau pagal nuotaiką. Turi tokį užsegimą su sagiuku, toks kuklutis ir panašiai. Čia, kaip matote, susidaro tokios klostės tiesiog ir štai tokia suknytė. Sekanti suknytė taip pat iš ten yra štai tokia. Čia yra ofisinio stiliaus suknytė, tokia platesnė, gali būti taip pat nešiojama su diržiku, gali būti ir be. Užsegimas vėlgi yra čia su saga. Ir štai toks baltas kalneriukas, puikiai tinka ofisiniam stiliui. Sekanti suknytė vėlgi juoda, vėlgi skater tipo. Štai matote. Šitą rožytę tai prisisekiau pati, iš tikrųjų, kaip tokia papildoma detalė. Vėlgi čia trikampio formos iškirptė gale su užtrauktuku. Šią suknytę iš tikrųjų nešioju jau gal 3 ar 4 metai. Be galo patinka kokybė. Iš tikrųjų, nieko jai nesidaro, kiek beskalbčiau, kiek bedžiovinčiau, ką bedaryčiau, žodžiu, jokios specialios priežiūros jai nereikia ir tiesiog negaliu atsidžiaugti. Dar viena suknytė, vėlgi raudona. Raudonas, juodas, nežinau kodėl. Gal tiesiog dažniausias spalvas būna pasirinkime, nežinau. Dar tamsiai mėlyna patiktų man, galbūt, jeigu būtų pasirinkime. Štai, raudona suknytė, kaip matote, čia yra toks nerniuotas viršus, ne? Štai taip, gale irgi panašiai. Jie eina taip tokia suraukta ties po krūtinę, ne, gali jums paslėpti pilvuką, arba ką jums reikia paslėpti, galima ir nieko neslėpti, ne, tokia lengvos, tokios plazdenančios medžiagytės, labai smagu vasarą kažkur su ją nueiti. Kaip matote, ši palaidinė, tai yra ne palaidinė, tai yra bodis, kuris susisega, apačioje irgi yra iš tos parduotuvės. Dar, kad nebūtų nuobodu, vien tik suknelis, štai sijonas, matote? Tai yra peplum stiliaus, būtent taip jie vadina, ne? Gal šiek tiek jis susiklamšęs, gulėjęs spintas, sorry. Taigi, šitą sijonuką nešiojau irgi galbūt 2 metus, ne? Labai man patiko, kadangi labai gražiai pabrėžia taliją, o nuo talijos būtent eina platyn. Dievinu peplum stiliuką ir, žodžiu, toks sijonukas irgi yra iš asos.
Sekanti ir paskutinė suknytė, paskutinė šiandien. Ta prasme, kad nerodysiu jums daugiau, nors turiu ir daugiau tų suknelių, bet vienas reikia lyginti, skalbti ir panašiai, tiesiog nespėjau šiandien, kad turėtumėt bendrą supratimą, manau, ir tiek užteks, ne? Čia yra tokia vasarinė suknytė, kaip matote. Priekis yra paprastas, ne, gale irgi paprastai, nieko įspūdingo, bet žemiau eina, nuo talijos čia eina toks kaip, na, matote, ne? Ir priekis yra trumpesnis, o galas yra ilgas. Labai iš tikrųjų įspūdingai žiūrisi šitą suknytę pliaže. Buvau su ja Indijoje, tai kai mes su mano kolegė žygiavom tiesiog pliaže, tai visi taip žiūrėjo ir merginos jau ten pirštų baksnoja, pažiūrėjo kokia suknytė ir panašiai. Iš tikrųjų labai smagiai su ja eiti, plasdena, ten, žodžiu, tokia fainuolė labai. Gaila, kad galiu nešioti ją tik į pliažą arba į paplūdimį ir panašiai, kad kasdienai iš tikrųjų ji yra tokia, netgi ir pagal printą, pagal savo raštą, yra tokia pakankamai drąsi, ne, ir priekis pakankamai trumpas iš tikrųjų. Bet šiaip labai irgi smagi suknytė, čia pirkau per išpardavimą netgi, žiemą tai buvo, jo, prieš Indiją, žiemą vasario mėnesį iš tikrųjų įsigijau ją, mokėjau gal 20 svarų, jeigu neklystu, ir tai buvo išpardavimas, iš tikrųjų kainavo brangiau. Šiaip dėl kainų. Kainos nurodomas būna svarais, būna eurais, priklausomai kokią šalį ten pasirinksit, atseit iš kur esate, ne? Ir būna įvairiausių išpardavimų, būna tiesiog drabužis gali patikti ant tiek, kad ir nelauksite to išpardavimo, kas dažnai atsitinka man. Ir atsiskaitimo būdas PayPal, bent jau aš atsiskaitinėjau su PayPalu, lygiai taip pat kaip ir apsiperkant bet kurioj internetiniai parduotuviai užsieniniai, kuri yra iš užsienio. Ir svarbiausias dalykas, jie siunčia nemokamai, reiškia pristatymas yra nemokamas. Tad labai apsimoka iš tikrųjų išsisakinėti. Galbūt, žinoma, jie paskaičiuoja iš tikrųjų tą pristatymo kainą, priskaičiuoja prie drabužio kainos, to nežinau, bet palyginus su mūsų parduotuvių kainomis vis tiek tai nėra tikrai brangiau. Manau, kad panašiai. Šioje svetainėje yra ir dizainerių drabužių, tai kiekviena mergina, moteris ar dama susiras savo tai, ko būtent reikia, ne? Ir dar vienas geras dalykas, galima maždaug, nežinau, gal 2 savaičių bėgyje, gal šiek tiek daugiau, tiesiog grąžinti tai, kas jums netiko. Aš asmeniškai bandžiau ir ne kartą. Netiko man megztinis arba netiko man dar kas nors, siunčiu atgal ir iš tikrųjų sąskaitą gaunu po kurio laiko savo pinigėlius. Tad kainuoja praktiškai tik siuntimas atgal, ne? Šiaip labai patariu šią svetainę, dėl to, kad yra saugu, pristatymas labai greitas. Jeigu užsisakėte, tai maždaug savaitės bėgyje, iki 10 dienų maksimum, manau, turėtumėte gauti savo prekytės. Ir yra ten ir avalynės, yra papuošalų, įvairiausių daikčiukų. Tad šiandien būtų tiek apie mano mėgstamiausią internetinę parduotuvę, kurioje apsiperku, ir iki sekančių susitikimų.